Sveiki, esu Donatas iš Electric Ride. Šiandien esame Electric Ride parduotuvėje Druskininkuose. Šalia manęs stovi vienas populiariausių ir įdomiausių šiuo metu rinkoje esančių elektrinių sulankstomų dviračių, tai ADO ir 20S modelis. Tai ne tik pats populiariausias tarp ADO gamos serijos dviračių, bet ir mūsų labiausiai parduodamas elektrinis dviratis Lietuvoje. Tai lengvas, kompaktiškas, premium klasės sukurtas miesto elektrinis dviratis, taigi pažvelkime į jį iš arčiau. Pagrindiniai šio elektrinio dviračio privalumai yra be abejo jo svoris ir kad jis yra sulankstomas. Svoris yra 16 kg, lengvas aliuminis rėmas. Sulankstysite per 10 sekundžių, bus patogu neštis į mažą kažkokią erdvę, namus, taip pat galite įsidėti į automobilio bagažinę ir nusivežę jį tiesiog greitai išsilankstę, tęsti savo kelionę jau elektriniu dviračiu. O sulankstyti šį elektrinį dviratį yra daug paprasčiau nei atrodo. Tai štai pademonstruosiu. Perlenkiame per pusę dviratį, statome žemės, štai nulenkiamas vairo mechanizmas ir dviratis yra sulankstytas, jį galima dėti į mažesnę vietą, į spintą ar įsidėti tiesiog į automobilio bagažinę. Vienas iš svarbiausių šio dviračio privalumų yra tai, ko trūksta jau šiai dienai Europos rinkoje. Tai jame yra įmontuota akseleratoriaus rankenėlė, kurios pagalba galėsite judėti dviračiu nemenant pedalų. Šios gazo rankenėlės jau atvažiuoja tiesiai iš gamyklos, sumontuotos ant dviračio. Pademonstruosiu trumpai, kaip akseleratoriaus pagalba neminant galima važiuoti su dviračiu. Tai šiek tiek pradeda minti ir spaudžiate akseleratoriaus rankenėlę ir dviratis juda jums neminant. Šis ADO ir 20S modelis yra international versijos. Mes jį specialiai užsakome iš gamyklos. Tai reiškia su galingesniu 350 W varikliu. Reiškia dar lengviau įveiksite visas įkalnes. Šio elektrinio dviračio baterija yra integruota sėdynės štai šiame vamzdyje. Jį galima lengvai išimti ir bateriją neštis, krautis į namus. Baterija 10 Ah. Su ja galite įveikti net iki 100 km atstumą. Tai reiškia, kad jūs normaliom miesto sąlygom galėsite juo naudotis kelias dienas ar net savaitę, priklausomai nuo jūsų nuvažiuojamų atstumų. Bateriją krauti galima ir išėmus. Baterija, kaip minėjau, yra sėdynės vamzdyje. Štai jūs įsitraukite ir galite neštis namo krauti. Krovimo lizdas yra čia, jungiate pakrovėjo laidą ir jungiate į paprastą 220 V namų rozetę. Kraunasi maždaug apie 3-4 valandas, o kaip jau minėjau, įveikti galite net iki 100 km atstumą. Kitas labai svarbus šio modelio privalumas, kaip beje ir kitų ADO ir serijos modelių, vietoj grandinės yra sukomplektuotas karboninis diržas. Tai yra automobilinis standartas. Šis karboninis diržas tarnaus net iki 30 000 km. Labai mažai jam priežiūros, jokio tepimo, yra ilgaamžiška, švaru ir patvaru su šia karboninė pavara. Kitas labai svarbus akcentas be abejo yra stabdžiai. Šis modelis aprūpintas hidraulinė stabdžių sistema, ką reiškia didesnį saugumą, greitesnį stabdymą ir patikimumą bet kokiu oru. Šis modelis turi spalvotą ekraną, patogų valdymą. Ekranas įžiūrimas net intensyvioje saulės šviesoje. Turi IPX7 standartą, tai yra atsparus drėgmei, jam nebaisus lietus. Jame taip pat rasite navigaciją, app programėlę, galite pasijungti savo telefone ir keisti tam tikrus parametrus, stebėti savo nuvažiuojamą atstumą, baterijos lygį ir kitus parametrus. Šis elektrinis dviratis idealiai tinka tiems, kas turi mažai vietos namuose, nori įsidėti į automobilio bagažinę, keliauti į darbą. Taip pat puikiai tinka
jūsų atostogoms, galite įsidėti į bagažinę ir atvykę į savo atostogų vietą, jį tiesiog naudoti savo kelionėms vietoje. Taigi apibendrinant, šis ADO IR20S modelis yra lengvas, patogus, kompaktiškas, pažangių technologijų, sukurtas miesto kelionėms elektrinis dviratis. Jeigu ir jūs norite įsigyti šį puikų elektrinį dviratį, kviečiame užsukti pas mus į Druskininkus, Vilniaus alėja 34, mūsų fizinėje parduotuvėje, arba užsukite į mūsų elektroninę parduotuvę electricrai.lt. Galite skambinti telefonu 067 30 30 44, gausite papildomos informacijos ir galėsite tiesiogiai užsakyti šį elektrinį dviratį. Taip pat savo klausimus galite palikti po šiuo video komentaruose, prenumeruokite, spauskite like ir iki kitų apžvalgų.